tikėtina, kad toje pozicijoje ir realiausias variantas, kad būtent taip ir bus. Rūdupis, ko gero, liks. Trečias po reguliariojo sezono, tai yra Gintaro Kadžiulio taškai šiandien. Puikus perdavimas, nežiūrint į Jono Valančiūno pusę, kurį mums pademonstruoja Aleksandras Rašičius, ir Valančiūnas. Rungtynių pradžia tai patvirtina. Renaldas Seibutis įsibėgėja, irgi prašo dar ir pražangos. Jos negauna, 2 taškai, 15-11, mažiau nei 3 minutės iki ant šoninės linijos ir kamuolys grįžta Rūdupiui. Robertsas, Vilmantas Dilys, taip, kals kamuolį iš viršaus. Kevičius, ir tai beje yra 6-oji Rūdupio klaida. Lietuvos Rytas suklydo vos sykį. Klaidos pasipylė su Seibutis. Katelynas bei Valančiūnas. Nepavyko rezultatyvios atkarpos, pavyksta atkovoti kamuolį Rūdupiui, ir klaida, kuri leidžia Renaldui Seibučiui įdėti kamuolį į krepšį. Jį pasieks ir dėjimu. Ataką baigs Mindaugas Katelynas. Perdavimas nelabai tikslus, tačiau Katelynas šioje atakoje savo taškus pelno, ir pelno ne 2, o 3. Ir antrajame kėlinyje tik pradžia buvo Rūdupio, visa kita Lietuvos Ryto dominavimas. Dovydas Redikas tiesiog siautėja ten aikštės viduryje. Atima iš varžovų vieną kartą. Užspaudžia ten dviese Želionis ir Labuckas. Bet viskas baigėsi štai taip. Netikslus Arno Labucko perdavimas. 13-asis yra. Nebepamatysime, nes čia po didžiosios pertraukos netgi apšilime jo nebuvo, ir tai lemia tokią situaciją. Jeigu įskaitytume Želionį, galima sakyti, aikštės viduryje perimti 2 kamuolius ir pradėti rezultatyves Lietuvos Ryto ataką. Jonas Valančiūnas iš viršaus, ir taip pat atliko rezultatyvų perdavimą. Valančiūnas pelno 8-ąjį. Tai Riso Raiso rankose kamuolys. Pro Gintarą Kadžiulį bando pats ir bando sėkmingai pelno taškus. Tai Risas Raisas. Procentus 2 taškių įmetė Rūdupis. 3 taškius šiek tiek dažniau pataiko Prienų krepšininkai. Viltis ir toliau nemiršta. Rūdupio viltis ir toliau nemiršta, turbūt turėtume sakyti taip, nors kita vertus į varžovų argumentus savais kontrargumentais atsako. Netrukus pamatysime sugrįžusi į aikštę, meta ir pataiko iš vidutinio nuotolio Dambrauskas. Ryto komandoje Povilas Butkevičius 13, Gintaras Kadžiulis ir Artūras Milaknis po 10. Rūdupyje aš, rungtynių komentatorius Nerijus Kęsminas.